Kovo 17. Pavasaris. O aš skubu rūke į rūkyklą. Nu jo, jie čia nieko nepasirūkė vakar. Baisiai spalvos net nepakeitė. Nu tai nuo ryto reikia ir užkurti. Kažkaip rūksta ne per tą galą. Ar tik nebus, kad šiandien vėjas nepalankus. Per bačką visai nerūksta į tą pusę. Ot. Rūkyklą reiks perstatyti kitą pusę. Pagalvoju, čia karštis, o čia šalia šaltis. Čia apširkšnyje. Bando pramušti jau. Jau šiek tiek rūksta. Labai gerai. Jau antrą dieną iš eilės gaunu Kruopių ambulatorijos žinutės iš e-sveikata. Tai pas Danutę kažkokia, o dabar Angelės kažkokia. Ai vakar Angelė siuntinėjo, šiandien Danutė, nu. Tai reikia paskambinti Kruopių seniūniją, ambulatoriją kažkokią ir pasakyti, kad nebesiųskit man tų priminimų, kad aš ten apsilankyčiau, aš net nežinau, kur tie Kruopiai yra. Paskambinau į Google susiradęs Kruopių seniūnijai, ambulatorijai ir sakau, aš pas jokią Danutę nesu užsiregistravęs ir gaunu žinutės. Biški pasimetė, aš irgi pasimečiau. Tai sakė, išspręsime problemą. O jeigu ką, apsilankysiu aš tuo paskirtu laiku į ambulatoriją. Man irgi ėjo žinutės, tik man ėjo iš siuntų tarnybų ir buvo nurodyta, kaip čia, įmonė, į katrą turi ateit. Ir paskambinau aš ten jiems, sakau, man eina žinutės ten taip. Nu taip jo, čia reiks kažką daryti, pasakysiu tam žmogui. Nieko nepasakė, dar kokias 3-4 siuntos ale taip ėję. Tai ką aš padariau, ėmiau ir atšaukiau siuntą, nuo to sykio žinučių nebegaunu. Matai, pabuvau geras. Kitas syk negali būti geras, turi iškartimtis drastiškai. Kai siuntų nebegavo. Nu, pabuvau tokia kiaulė. Bet pradžiai nebuvau kiaulė, buvau geras žmogus ir paskambinau, kad susitvarkytų savo numerį. Jo. Vakarykštė silkė rūkyta. Bet skani. Labai skani gavos. Keista, kad tu taip mokai padaryti? Rūkyt. Gerai rūkyt moku. Nu, kai aš jam užkursiu pirtį. Ai, beje, atšaukė vizitą į Kruopių seniūniją. Oi, ambulatoriją. Va, užkūriau pirtį. Oi, gerai tas lyva šyla. Ką? O kur dūmas? Nėra dūmo. Bet gražiai ruduoja. Šiandien yra kaminukų diena. Ir čia kūrenasi kaminukas. O kad jau kūrenasi kaminukas, tai reiškia bus pirtukas. Atėjo laikas, kam šitam šiukšlynui išeiti į kitą gyvenimą. Šiandien susiruošiu, prie kabuką susimėsiu, o kitą dieną reiks nuvažiuoti aikštelę. Nes čia kaip ir statyvinės atliekos skaitos. Vien visokie maišai nuo cemento. Vieną maišą pakeliu, o ten vidui pelė yra. Ir norėtųsi ją kartą išvežti su to maišu, bet per naktį jinai pabėgs, aišku, iš jo. Nu ką, gerokai sumažėjo krūva. Dar reikia šituos atsikratyti. Bet priekava tai pilna prigužėjo. Na va. Ir šiukšlių neliko išskyrus šiek tiek metalo. Ir reikia dar į aikštelę tą dviratuką nuvežti. Taip pat priduoti. Ir va! Kokių nelogiškų dalykų gyvenime padarom. Tai vienas iš jų kaip tas dviratukas. Virš 100 eurų pirktas, naujas visiškai. Melisa 2 kartus naudojęs juo. Ir kas? Ir šiukšlė tapo. Užtat reikia labai gerai apgalvoti savo pirkinius. Ar jisai tarnaus tikrai ilgiau nei 2 kartus. Ką, persikėlėm į pirtį ir žiūriu, vis dairaus aš tų sakų krentančių iš dangaus ir bėgančių iš lubo, bet nematau. Dar vis nematau, nors jau kuriu turbūt kokį 20 kartą. Bet ką žinau.
Gal reikia iki 100 laipsnių užkurienti, bet o kam, jeigu tikslo tokio nėra? Išvarau į baliuką. Vilė prisivertė mane šukuoti. Čia taip užėjini. O tai kur Vilė? Einam. Aš su svetima moterim neįsiu. Esu viena. Užeinu į pirtį. O čia Vilta. Kur Vilė padėjai? O tau jos reikia? Aišku, kad reikia. O kam čia trysi? Vilė su šito peruku yra Veronika. Kas sugalvojo vardą? Vilė. Pusiau. Abudu. Einam, prasivėsinsim biškę. Robertai, kuo jie susibadysi per savo vinis? Kojas kaigel. Iš tikrųjų tai wow. Išylė iš vidaus. Po kokios valandos sėdėjimo. Ir nebiški laukia nešalta. Varom pažiūrėti, kaip lašiakai laikos. Wow, kaip gražiai. Eina savo. Šiandien dar porą valandų pakurienti ir užteks. Kaip lašiakai. Tobulai prakaituoja. Tiesiog tobulumo įsikūnymas. Ir iš po pirties savijauta kaip nauja gimus. Ir čia ta pati viena malka dar kurianas. Ta storulė tokia. Bet labai gerai. Jinai tai palengva. Bet šitą malką baigs degti ir užteks. Labai gražu. Mūsų seansas baigęs. Atnešiu dabar paprikas. Pasižmonėti. Pradarytos duris paliksiu, kad neperkaisto. O apie lašinius tai nebegaliu kitų valgyti. Tik tais va pats išsirūkau. Tada patys skaniausi. Nes kitų arba ten tampomi kažkokie, arba per kažkokie. Arba nedurūkyti, per šaltai perrūkyti, arba per sūrus. O čia patys tie. Ir ką galvoju daryti? Nu tai bandyti, pradžią padaryti su plytu. Nes jau betonas, manau, jau viskas. Pilnai sukietėjęs. Jau 3 paros praėjo. Tik tais man nefainai yra tai, kad tas blokelis labai plotus ir lieka čia to pamatą nemažai. O ką čia padaryti? Kad jo neliktų arba liktų mažiau, galėčiau per pusę pjauti, dėti čia dalį ir čia dalį ir vidų betoną užpildyti. Bet čia belia kiek dulkinimosi būtų tada, darbo. Ne, aš to nenoriu. Bet kosmosas. Kai susibetonavo ir jokių šaltinių priedų nieko nedėta. Turim užsimaišę tobulos košelės, bent jau aš manau, wow! Vaikinė, kiek tu daug sveri. Ir reikia iš batų košelę išsikraštyti. Kaip jos čia prikrita. Pasiemam mentę, nes savo prosenelio kelnes neberandu. Žiūrim, ką turim. Ne, reikia pasimatuoti. 1, 2, 3 blokeliai, 4. Čia 2 metrai ir ten 2 metrai. Tai čia reikia nuo čia pradėti. Nuo šito blokelio. Šitaip. Na ir dedam. Ir reikėjo kokių kalkių arba plastifikatorius, kad košėlė būtų tokia elastingesnė. Bet ai tiek to. Pažaisiu ir su neelastinga. Ir žinot, svarbiausias dalykas, kas yra. Tai ruberoidą nepadėjai. Nu, va kas svarbiausias, ruberoidas. Ir dar gulščiuką reikia. Bet gal nereikia. Gal apseisim. Galiu pasakyti, tik nėra taip paprasta čia mūrėti. O man reiks 500 plytų sumūrėti. Tai čia 500 kartų reiks padaryti. 500 minučių gausis. Jeigu 60 plytų, 60 minučių.
Taip, visą parą mūrysiu aš čia. Ką padarysi? Mūryt tai mūryt. Nu, dar ta siūlė nėra taip horizontalė padėti, tai baisu, bet vertikalę va šitą va užpildyti siūlė. Jau yra ką veikti, bet reikia atgulščiuką vis tiek. Netoli jisai. Pasirodo, buvo pasilikęs. Svarbiausia, kad gražu būtų. O daugiau tai toks skirtums. Ir iš akies čia šitą dėti. Žiūrėjom, ar atstums panašus ar ne. Beveik. Tai va šitą siūlę va. Užpildyti. Yra pats nesmagiausias dalykas. Ir dabar Robertas prisiminė mūrymo pamokėlę iš namo patirties. Tai kad pradėti reikia nuo kampų mūryti. Nes dabar nuo durų pradėjau mūryti, ne į temą taip. Bet nesvarbu. O čia dar kol buvo švieži košė įlinkę buvo. O šitą net prikepė. Bet tai čia nėra prie ko prikepti, bet vis tiek prikepė. Arba prišalus. Ale laiku ir vietoj pradėjau. Lygiai gaunas. Atėjo į kampą. Tai tobula. 1,5 kibiro košės išnaudojau. Ir pamūrijau 4 plytas, 4, 8, 12, 15 plytų. 1,5 kibiro. Tai 100 plytų reiks, 120 plytų reiks. Blemba, 20 kibirų. Wow. O aš turiu dar čia porą kibirų žvyro. Na tai šiandien pradžią padarykim, sunaudokim žvyrą. Pažiūrėsim ar patinka. Tai ką darau ir tada galės nuspręsti ar daryti toliau ar nedaryti toliau. Robertai su batais į vidų! Nu, dabar sriublis plauk, tu čia. Oi, gal visai ir simpatiškai. Ar verta daryti toliau? Verta. Patinka? Na gerai, tada tu esi mano įkvėpimas. Kai tu tai pasakai... O ne youtuberiai tavo įkvėpimas? Ne, žmona, nes kai pavadinai tualetu, pažiūrėk pirtis kokia pasidarė. Net tau tabo patinka. Kioskas dabar pavirtas. Aš tai būčiau nesugalvojus. Iki kioską nebūtų nedatraukę. Ne, smegenis nedatraukė. O dabar panašiau į žibintų kvartaliuką, kai mes nuogi ten sėdim. Jis nemato. Niks nemato, taip. Tai verta toliau mūryti? Aha. Patinka? Labai. O jeigu ką, garažas pataps, ne? Dviračiam bus kur susitempt. Nu? Gal kokį suoliuką pasistatysim su staliuku. Na, būtent. Kavai ger. Ir ką tik parašė mano beveik draugelis, kaip vadinamės viens kitai. Metus vieną sykį susitinka. Jo, į metus sykį, va, šiemet vėl susitiksim. Šiaip būtų jų eilė čia. Aha. Tai, kad stiklų turi ir daug vienodų stiklų turi. Gali būti, kad mūsų stiklinis šiltnamis bus. Medinis karkasas ir stiklinis šiltnamis. O stiklinis plėvelinis šilčiau. Tas pats čia. Viskas nuo sandarumo Bet tada reiks priklauso. kažkokių gumų? Ne, silikoną. Darysim su silikonu. Aš žinai, aš nežinau. Aš irgi nežinau. Kaip gausis, pamatysit kitose serijose. O dabar važiuojam. Kur važiuojam? Mūryti. Varom, ištestuosim lašinį, pasimsim. Jau turėtų užsirūkę būti kokį 10 valandų bendrai su vakarą jau rūksta. Aišku, jie kol šilti nebūna smagus, tokie skanus, nes ištižę tokie. Bet vis tiek reikia prapjauti, ištestuoti. Pažiūrėti, ar viduriukas dar nežalės. Atrodo šitaip. Tai gavosi tarp karšto ir šalto rūkimo. Skonis labai geras. Užteks čia vežiuotis, pagažinė tą maišą. Varom, panaudosime jį. Vieną dalelę šiupelio cemento ir 4 tokios pat dalelės žvyriuko.
Ale vandens įpyliau, pusę kibirą lika tik tais. Na va, trečią puskibirį damušiau. Nėra ką žiūrėti. Vos kampytis padaryts. Kiek čia 5 eilės, 5 aukštai. Ir dabar reikia į kažkurią pusę važiuoti. Norit pamatyti, ką vėlė veikia? Kad jo, čia gėlė, jeigu ką nepikdžiolė. Ai, nemačiau, kur tą koją pakišo. Vargšas mano eglius, turbūt nušala, ne? Bet tiek sniega buvo. Tiek sniega buvo, bet neišgyvena. Na, šaknų tai nėra. Kaip iš čia vadinas? Konika. Eglė konika. Paliko kadagonika. Kadagys. Aš atėjau pažiūrėti. Ne, nu, tu čia tai kiekvieną lapuką atskirai. Aš čia medituoju. Pasinešiokim biškį plytų. Nes suvartojau tas, kurios buvo atsinešęs. Kaip paletė mažėja. Greitai. Realiai tai čia beveik visas plytas ir sueisi tą šiltnamį. Liks tik kelios. Ir tai atsirišiuos visas tokias, kur jau visiškai tokias trupenas, tai paliksiu aš čia. Labai ačiū Aurimui už šias plytas, kuris tingėjo kažką daryti iš jų ir perleido man, o aš padarysiu iš jų. Aš iškart jaučiu, jau mačiau, tik parsivežiau ir galvojau, kur jas padėti, tai žinojau, kad aš jas naudosiu šiltnamį. Ir dar galbūt kepsniniai, jei liks. Buvo prisinešta plytų ir tęsim darbus turbūt. Buvau mikserį apleidęs ir sausą mišinį pašlifavus, paviniojus, kaip jisai nusivalė kaip šlifuoklis. Jau turbūt koks 5 kibiriuks eina mišinio. Tai kiek reiktų perkant maišų visą susimūryt. Eina šik čia paletės turbūt. Bet patinka. Visai patinka man tas kampelis. Ir visai gerai gaunas. Čia net kampai gerai. Ir net čia, nors iš akies telioju, bet va ir čia. Ledelis. Tai čia reiks man kokias 2 savaitės turbūt apsigyventi. Tai vat 5 eilės turbūt ir bus. Aukščiau nenoriu daryti, nes augalam, kol mažiukai bus, arba iš vis mažiukam augalam bus prastai, nes saulės negaus. Tai vis tiek pakeliama lysvė bus iki tokio aukščio čia. Tai čia nebedaug ir išstos tas saulės, bet vis tiek. Augalai mėgsta šviesą. Aišku, čia tos šviesos išstos tik tais pietiniai pusiai. Nes per pietus vis tiek pagrindė iš čia švies saulė. Nors dabar jau saulė ir namas užstoja, jau vis tiek pavėsis. Anam kampe reiks sodinti pačius ankstyviausius dalykus, nes daugiausiai saulės ilgiausiai bus. O čia kokius pomidorus. Gražiai siūlę sumūrėjau. Tobula, ne? Pažiūrėkit, čia kaip gražiai gaunas. Iš vis tobulai. Aišku, čia vidinė pusė. Su plytų tai jau čia taip gražiai nepadarysiu, nes čia visokias nuskeltas pusės dedu. Bet vis tiek padarysiu tiek, kiek įmanoma gražiau. Tai va, išoriai gaunas tikrai daug geriau, nes plytos panašesnės, vienodesnės. Ir labai patinka čia, kas gaunas. Labai. Vis noris paglostyt, bet tai čia koks skirtumas čia. Kuo natūraliau, to gražiau. Nu, idealiai gražiai. Norėčiau net namui tokios apdailos. Pjaustyti ir klijuoti ant namą. Nors ta juoda apdaila irgi patinka, bet čia yra natūralu. Visiškai natūralu. Nu, ta juoda apdaila irgi natūraliai. Ten akmenukai. Tai... Bet čia senoviška. Labai senoviška. Čia yra prabanga. Tikra senovinė prabanga. Ką galėčiau nuveikti, nes baigėsi žvyras.
Tai čia su 5 kibirais. Buvo padaryta 3 blokeliai, 6 blokeliai. O liko dar iš 40 blokelių 34 blokeliai. Apmūryt. Iš toliau tai iš vis ledelis. Labai patinka. Kaip vienodos siūlės iš akies aš padarau, aš neįsivaizduoju. Ant tiek akis jau gerai atidirbta, kad... Wow. Tiesiog wow. Nu. Galėčiau jau mūrininko dirbti. Na. Nu, dailis, senelė. Patinka? Da, 3 dienas įbaigsi. Ne, čia per dieną viską gali sumūryti, jeigu nori iki vakarą. Tik reikia žvyrą parsivežti. Lieka baužimta. Reikia būšimta, rytoj išvešim šiukšlės ir galėsim žvyrą parsivežti. Gerai. Ar patinka, Melisa? Nepatinka? Nepatinka, ką įdėjai. Ką įdėjau? Tą turėtum. Ai, violetinį dviratuką įdėjau. Į konteinerį išvežti. Bet Tai- jis tau per mažas jau. O tai kur įdėti? Užsidengiau šiukšlės. Ir užlipau aš ant jų. Nieko neliko, atrodė toks kalnas buvo čia. Labai gerai pasiteisina. Nes taip galvoju, blemba, čia reiks mums visų 3 dokumentų, kad aikštelę priduoti, bet susitraukė turbūt iki 2 dokumentų. Ir noriu be galo pasidžiaugti, kad jau Vilė net važiavo čia ir kiemą drįsti jau važiuoti, kad visiškai išdžiuvo kiemas. Wow, tas drenažas išgelbėjo mus visiškai. Su priekabu galėjau prisivaryti sausai. Radai pašikniukus, kai nebereikia, ne? Galim dar nusileisti? Nuo ko? Nuo kalno. Kokie? Šimšiai matėm tada, ne? Sniegada yra? Nu, vienoj pusėje ten į kelią. Ai! Ir aš dar matau, ten va, miškas yra, ta miškė yra. O Sniega. kalniuks yra. Gal ir yra kalniuks? Mhm. Grįžtam prie kabelio. Bandysiu vėl prakišti jį. Tik šį kartą pasirinkau per pusę, persikirpau ir bandysiu sukišti jį ir po to su lipniukė susuksiu ir bus gerai. Kaip manai, šį kartą pavyks? Nu, gal. Jeigu medis gerai palaikys, ne? O, tik levoks. Išnaudojams. Tikrai ką išnaudojams. Bet jau sunkiai eina. Viskas. Rimtai? Yra. Tai dabar reikia dar pro antrą tokią vašlangą pakišti. Bus paprasčiausias būdas. Į ką tu dabar žolyną iškapstysi? Vat, bjaurybė. Kodėl? Nu, paskiau sukris žolins negražiai. Nu, bet elektros nori pirkti. Nežinau. Šiaip turi tą pakabinamą lempą, tai... Kam jais nereikia, ne? Nu, telefoną tai nekrausi ten. Na. Kažkur jau jaučias. Ką tu ten darai? Šiaip jau matos per sprindį. Nu, nemelavo Vilė. Akis Sakė. vilės. Sakė sprindis. Nu. Nu, nemelavo, žiūrėk. Yra dar tai kur peiliuks. Ko aš žinau? Šiaip vieną peiliuką mano gerą praknisai kažkokį mažiuką. Mhm. Kur? Vat nežinau, kur praknisai. At. Bet jau stalčiai ir indaplaviai nebėr. Peiliuko beieškodamas radau, nu, ne Damasko plieno, bet vis tiek. Ponia kelnelė. Reikia iškart pasidėti kitos dienos darbams. Gal bus patogiau dirbti su ją. Parodysiu lifehacką, kurio nerodė, bent jau nemačiau niekur. Na, ne peiliuką pasikeisti. Tai parodysiu, kaip vamzdį sujungti. Čia pas elektrikus dirbau metus laiką, kad tai išmokčiau. Tai pasiemam vamzdį, jį praskirdžiam išilgai. Va, išilgai. Susirandam sujungimą vamzdžio ir paimam, užmaunam, nu, praskleidžiam. Va taip va. Ir
Pradarom kitą galą. Va, turim sujungimą. Turim va tokį sujungimą gražų. Va. Na ir paimam juostelę. Kad neįsižergtų, šiek tiek pavynioja. Ir bus garantuota apsauga nuo kastuvo. Nuo šakės nepadės, bet nuo kastuvo tikrai padės. Ne kartą yra techninis vamzdis išgelbėjęs nuo kabelio prakirtimo. Na ir ką, ir tempiam. Ten, kur reikia. Ai, beje, apžiūrėjau kabelį. Tai pacukai nepragraužė jo. Gal šitas neskanus. Bet jie su balto šarvu, kur namuose, tai labai skanus pacukam. Na va, pravestas kabelys. O dabar reikia tik tais jį pakasti. O kokiu būdu pakasti? Kasamuoju būdu. Kito būdo nežinau. Čiumpam kastuvą ir kasam. Kasu griuovi šitą ir parašo man 2 nevispročiai seksualiukai. Nu, kažkaip panašiai. Ir atsidarau jo profilį. Seksualiuks, ne? Tikras seksiukas ir dažniausiai tokie komentuoju, kur... Ką aš čia darau? Aišku, rekomenduoju, čia tik 12 voltų bus, nes sandėliukai apšvietims bus ir pirčiai apšvietims. Tai 220 nerekomenduoju taip daryti vežioti. Bet šitas būdas yra pats smagiausias pavasarį, nes su kastuvu įmanoma taip va per kastuvą įsmeigti per visą kastuvą ir atidaryti žuolę. Ir ten įkišti kabelį. O taip va. Aišku, su viena ranka čia davo grūdo, tai mažai susigrūd, bet va čia va. O, čia va. Vien giliai susigrūd. Tai reikia pasidaryti grevelį visą ir išsivaryti. Ir paslėpti. Ir čia va, kur jau galiu paslėpti. Ateinu užtripę atgal. Bet čia tas tik pavasarį įmanoma. Ir turi kabeliuką. Bet 220 reiktų kasti minimumą 5 comų sode. O visur kitur 7 comų. Bet užtat žolė nepasižeidžia. Va. O vasarą tai čia su kirviu nors kapok. Reiktų perforatoriaus, jeigu norėtų tokį griovuką pasidaryti. Nu ir toks jausmas, kaip nieko nebuvę. Juostelė čia. Bet čia po savaitę žolė sužels, tai nieko iš vis nesimatys. Kasiau, priejau prie obels. Ir aš jį sprandą nusukau. Nes viskas ruda jinai negyva. Obelis, net obelis negyva. Čia buvo Natali gala, naminė obelis. Liūdna. Tai ką, irgi bus iki čia. Iki kur sniegas buvo. Bet obelis tikrai ataugs iš kažkur čia. Iki kur sniego buvo. Bet tai kai liūdna. Kas per obelis, jeigu jos net neišgyvena. Kosmosas. Na, visiškai ruda. Jau kriaušės galvojau neišgyveno, bet kad obelis neišgyveno, tai iš vis. Nu, tai nemaža atkarpa pasikasi. Viskas, nebeturiu jėgų daugiau kasti. Užtek šiandien. Reikia eit lašinius susirinkti ir eit miegoti. Kaip jūs gražuoliai, ką? Kokie gražuoliai. Wow! Vos neprisižaidžiau. Ačiū, kad žiūrėjot. Važiuojame kitą dieną.